Labą rytą. O, policijos stabdo. Tai va, gavau kėstis papūsti ant Lietuvos Latvijos pasienio. Mes jau kirtom sieną. Ir ko mes darom? Mes važiuojam vėl gaudyti karpį į tą patį komercinį tvenkinį, kur prie Durbės ten kažkur yra. Nuo Klaipėdos kažkur 120 km. Jau ne vieną žmogų esu ten nusiuntęs, kuris grįžo su gerais laimikiais, labai patenkinti, viskas tvarkoj. Nu, šiandien yra sekmadienis, tikimės, kad rasim vietų. Ten, kur žvejojom, buvo damba pralaužta, sakė, jau sutvarkyta damba, vandens lygis aukštesnis, tai ir kibimas, sakė, jau geresnis. Visą laiką visi sakė, kad kimba ant braškės ir visiems sakiau, kad reikia turėti braškinių pašaro, braškinių boilių, viską. Bet vienas grįžęs iš ten, sako, mes puikiai gaudėm ir ant kukurūzų, ir ant slieko, kibo belė kaip. Nu, žodžiu, važiuojam, pasiėm maišus visokių jaukų, metodo, tikiuosi kažkaip, tai aš irgi kaip Kesas praeitą kartą su metodu mums visus dėjau į pavėsį, tai pasiėmiau ir metodo aš irgi nesugaudęs šiaip realiai, nu, bet visada yra pirmas kartas, tai gal šiandien tas pirmas kartas, kai Rūlis gaudys su metodu. Tai va, lenkia, viskas tvarkoj, čia Latvija, iki malonaus. Latvijos keliai idealūs, nėra jokių priekaištų, nu, tiesiog stiklas. Bet važiuojant taip žiūri, va, pas mus jau Lietuvoje tokių, nežinau, gal ir yra, galit parašyti komentaruose, kad tokie mediniai stulpai ir vat, elektros laidai visur palei kelią eina. Pas mus, man atrodo, visi Lietuvoje jau yra sukišti po žemę laidai. Čia, kiek važiuojam, ten visur matom tokie, dar taip, nu, bet keliai, tai žinokit, mums reikia tiesiog kavuotis, stiklas. Dantų neišsidaužysi, kaip pas mus važiuojant autostradą. Prestižinis kelias, bet antrą juostą tik te gali važiuoti. Tai, grybautojų kažkiek yra, bet grybų matyti irgi čia nelabai, kaip ir pas mus. Vėl atvažiavom žvejoti karpiaukų. Kur norėjom, negavom. Vietos ten jau žvejai užėmė, bet gavom kitur. Čia vat irgi bus mums sukęstų gerai, šešėlis. Nėra taip karšta, nėra tokio šutins. Čia žvejai irgi jau žvejoja. Čia buvo praeitą kartą damba, visa buvo perlaužta ir iš šito tvenkinio, vat, čia bėgo į ten. Gylis buvo kažkur maždaug 1,5 metro seklesnis, dabar gylis yra jau normos ribose. Einam ruoštis, puoštis ir žvejuoti. Karpį šokinė, liaušk, belieka eiti juos gaudyti. tą mes įdarysim, manau. Nu ką, aš pasiėmiau Sweet Plumą, Kestas Sweet Corną, mango, nu ir braškį. Nu aš dar, man atrodo, turiu kitą ploką, aš dar pasiėmiau. Česnak. Nu, bet galvoju, pradėsiu nuo šito, va šito. Ir butelkelį, kur butelkelį? Buteliuką čia turiu. Butelkelį čia supilita. Ir dar vieną. Einam ruošti auks. O, nu kiti važiuoja numiai. O gal lekam ten jie nuveit? Ne, numiai ten įgaliau. Blembački. Reikia paklausti. Įdomiai. Bet čia šešėlis toks geras. Šešėlio, tai čia viskas. Keistas tas gyvenims. Nespėjom susimesti, kur čia pavėsis viską. Žmogelis išvažiavo iš vietos Latviukas, kur mes labai norėjom būti. Išvažiavo, sako, nu vieną karpį pagavom. Nu kaip, įdomu, jis pagavo vieną karpį
Nes dabar yra po 9:30, o čia Karpinas atsidaro 9 valandą. Nu va, o čia va, žiūrim kolegos, va. Kolegos, va. Peš. Karpiukus. Turim lietuvį. Jo. Va. Laimingi, o žmonykė, vyriukas, žvejoja. O mes biškį toliau pavažiuosim iki sekančios pavėsinės. O, čia tai kotų, brolau. Pliažas. O, ir pavėsinė, ir krantas, ir koliukas netgi kažkiek paliktas. Viską palikau. Viskas kaip turi būti. Nu, čia dabar mes jau atostogausim. eik tu savo, čia tai jie. Super, nu ką, einam ruoštis žvejoti. Ten jau susiruošėm, dabar čia atvažiavo. Antras dublis. Du, čia tai tikrai jau. Oi, tu kaip fainai. Net tas žodis, va, viskas priešinius žvėjus. Žuvis mūsų krantė. Žuvis mūsų visą krantę. Taigi, einam žvėjuoti. Laiks jau, viskas. Užteks čia terliuotis įrankį. Spinigautus esu, aišku, bet šiuo metu laiku reikia ir žvėjuoti ir kitą žuvę. Ypač kai lydekos vangas. Ir, nu ką, ir lūskam susišlapino metodą. Bandysim gaudyti su metodu šiandien. Praeitą kartą gaudžiau su karpiniam sistemėlėm. Dabar gaudysim su metodu. Meškeriu. O, karpiai prie pat kranto šokinė. Meski čia greičiau. Oi, bičiuliai. Dar iš... Karpiai uodego mojuoja. Nu, tai bus gerai. Tik tais spėkit žiūrėti sekančius video, kai mes juos pešim. Signalizatoriai, jaukai. Ne mano tema, bet jaukinsim tą temą ir žvejosim. Nu, jei kas žiūrėt praeitą vlogą, tai buvo tik tais keli boiliukai, o dabar jau jų daugėja. O čia tigrinis riešutas yra, aišku, česnakinis. Nežinau, ar naudosiu aš jį, naudosiu kitokį. Kur minėjau, čia sistemėlės metodų. Žodžiu, esam tikrai geroj vietoj. Praeitą kartą, kai mes čia žvejojam, tenais, mes žvejojam tenais. Čia gervis vaikščiojo, čia nebuvo vandens, nes buvo damba, kaip minėjau, pralaužta. O čia lietuvaičiai žvejoja, linkėjimai, jeigu žiūrit. Nu, reikia eiti žvejoti, o ne filmuoti. Reikia jums parodyti, kaip tus karpius pešti. Man ten ir užkėbės karpis, bet reikia padėti draugui. Tau irgi tam. Man ten va, kimbi irgi. O, ant abiejų. Čia šitai pradėjai. Opa. Čia valandai bus maniškis tas nevala perėjai. A taip netgi? Nu, kad ne gal. Man ten toli ir. Tu jau prie kranto turi? Ne, baig. Aš nebeturiu. Nebeturiu. Čia nebėr. Einam čia žiūrėti. Čia tebė. Nu, didelį. Ne, bet ant visų meškerių pradėjai. Tai pusė šokinėjo, kai atvažiavau. Tai kai jie visur šokinėja.
O, čia kaip... Čia netgi ne karpis, o karosas. Čia karosas. Ant braškytis. Matot, 3 iškart išvažiavo. Karasiks, karpiecą ir man jas dar nusipurti. Nu ką. Ai, paleidžiam, tu jau pat. Kesto ten jau nupliauškėjai. O tio. Dar vienas. O čia mes nespėsim filmuoti. Так, dabar užmešiu, po laiko kažkiek ilgiau. Einam, padėsim. Vis gerai. Čia panašu, kad bus ką veikti. Čia bus veikti, ne tas žodis. 15 minučių, 3 žuvis. Nu, man ant abie iškart vienu šovį, po kitų sakei, kad ten gal mano. Ne. Tiesiog pradėjai kipti. Bet karosą aš ištraukiau. Buvau karasiks. Blemba, kai norėčiau didelį lyną pagauti. Arba karpį. Ką čia žaidi? Prašau. Man reikia pasikeisti. Tai tu keliauk. Nu, blemba, reikia padėti vis tiek. Kažkiek pradžiai bent jau dėl įdomumo. Paskiau jau šitariu bus. O, kad džeržgia stabdis. Gal didesnis biški? Šitas toks jo, padaresnis. Nu, tai reikia padėti kartu. O mes, kai atvažiavom, sakė, Latviuks, kur išvažiavo iš tos vietos, vien, sako, pagavom. O mums čia dabar iš karto 4 meškeriai, 4 kibimai. Graibšt starkinis, nu, po biškį pradėsim įrangą keisti. Spinigautai, kai perina link karpių žvejybos. Na, bet čia labai patogiai dabar, nebreik ten. Kur čia į? Nu, kur? Į pakraštį, o, ten į žuolės, kur jis eina? Normaliai jis eina. Tink. O, išlinda. Nu, o, bičiuliai, čia trojička. Jeigu ne, blemba, reikėtų kokiais matuką reikia įsitaisyti, pasverti vienas. Čia dails. Laba dails. Tep. Nu. Na, žiopliai. Abudu esam žiopliai. Dar kamerą laikyti, dar graibštą. Ateik pas tėtį. Gerai, kas pasiim man su tų kamerą. Nu, bet kad čia tai jau tikra dails. Čia geras. 3 kokie. Nu, skūts. Galva didelį. Ir skūts. Nu ką, turiu. Kimb. Taigi, pagavom žuvelioko. Nu, jūs ką norit, galite sakyti, bet tas rytas čirpimas ir signalizatoriaus veikimas kažkas turi tokio nerealaus. Kestelis gaila, kad nugarą susivarė, nu bet sėdės kaip pons ant sosto, o mes bandysim gauti ką. Staigiai taip, vis 4. Man piu, na jau padėjau, ištrauk kitą, dar nusipurtė. Žodžiu, kaip ir sakau, esam Latvijoje, Durbės karpynuose. Žvejyba 6 eurai, noriu pasiimti karpę, 5 eurai kilogramas. Nežinau, šiandien gal netgi
neimsim nei vieną, tiesiog pažvėjosim, pasidžiaugsim, pasimėgusim. Ir man šiandien ypač dar žvejyba pirmą su metodu. Praeitą kartą gaudžiau su tokiom sistemėlėm. Aišku, galime dabar gaudyti viską, bet, reikia po biškį persiorientuoti ir į metodą, kuris yra velniškai populiarus. Ir labai patogu, švaru, viskas gražu, širklėlė. Paėmė luskos jaukušį, įspaudėjas, sistemėlė ir bailiuko. Antikrinė riešuto, braškės. Kes ten, ko tau užkeba? Mangas braškės. Man atrodo, gal ant visko. Bet matyti, burys, taip visiems. Ten, čia, jiems ten nekeba. Ir nežino dėl ko. Tai va, ačiū Dievui, šiandien nėra karšta. Kaip praeit kartą. O, Kestelis vėl peš. Tu be signalizatorių, ne? Nei tą nugar beskaud, nei kas, ne? Kai kaip visą nugarą praeina. Meškutė ar tokia? Ne, čia nediduks. Nediduks. Nebė. Į kapį. Nebėda. Mes žvejojom kokį gerą pusvalandį. O ant ko? Braškė. Va. Šiaip realiai tai čia visi vietiniai braškė, bet bandom mes, aš kitokius noriu pabandyti masalus. Negali būti, kad čia braškė. Turėtų ir kiti veikti. Jau masalai. Žodžiu, labai gerai. Bėgam vėl paskęsta ant abijo, ne? O. Čia irgi sėda. Nežinau, nekirtau, kad raskyti. Dails ar? Dails. Kažkaip ant mango žiūriu. Mango? O, va. Gerą dėsim, mango pabandysim. Mango klarus ar luskas? Dviejų spalvų. Ar vienas? Vienas. Tai va. Nevažiuota meškerė dar į vandenį. Kesas eilinė meškutė. Peš. O kokia ta meškutė? Gauruota. O, pasirodė. Bulkt. Gal sportininkai? Bulkt. Toks, dailus. Blemba, dailus, tikrai. 1,5–2 kg. Žvyniai. Sportinukas. Visi žvyniai. Ne, pasirasti geltons. Geltons. Mangiuks. Žiūrėk. Vis gerai. Kim. Ką. Mango. Pasikeičiau masalą. Mango. Labai didelis. Gal dėl to, kad karpinį meškerį, o ne feederis. Tuoj žiūrėsim, gal tu čia trauki 5 kg plius. Ford. Ne. Tai čia karasiuką. Kažko balandėliui nedidelį knygą, bet tik tai svapstėjo mangiuką. Čia net. Kaip jisai prasuko, netgi stabdį klausimus. Paleidom. Ate. Oke. Tik spėjom vieną paleist, turim antrą.
tik čia jau piktesnis. Čia jau piktas buvo. Čia jau piktas. O, skarytą sudarinį. Bet čia jau fideris. Čia jau nekarpinį. Neužlipsis netyčia. Nespėjau nepadaryti. Čia jau gerai. Čia jau smeigia su visais bairiais. Karpiokas. Didesnis. O taip pat vienas po kitą. Puk, puk. Ir kai tik ten buvo mango, čia tigrinis riešutas. Tigrinis riešutas didesnis jau čia. Pagal kas masalą įtakos daug nedaro. Aš kaip žinau, gal ir daro, aš dabar pakeičiau ir skaityk ant abiejų, prieš tai buvau vanilę, braškę sudėjus, o dabar va, sudėjau mango, tigrinį riešutą ir iš karto vienas po kito. O, ten jau matos. Išvažiavo. Parsitenčia šalau, čia jau čia. Nu, šitas jau gražesnis. Gražus toks. Gairas, žvynis. O, Bando dar kažką prie kranto pamundravuoti. oi. Antras dublis. Tai ką mes jau pajuokinam su tokiais traukimais, bet juokėsi puodas, kad katilas juodas. O, koks burbulis. Bėg pats. Pats. Ate. O Fiederzein. Dabar sukibo ant va šito. Tigriuko. Tigrinis riešutas. Bandom taip pat jį uždėti. Filmuoti ir kažką daryti tuo pačiu metu ir tikrai darbas ne iš lengvųjų. Biškį paspaudžiam. Ir suspaudžiam. Ten trauk. Nu, niek nepadarys, reikia atbėgti. Baigti šitą edukacinę minutę pertraukėlę. Jam šiaip žiauriai nugar skauda, bet pasižiūrėk, kaip skauda nugar, kaip suštinga. Kažkaip ta nugar nelabai beska. Vakarį tu, man atrodo, pacypsi. Bus kaip bus, yra kaip yra, bus kaip bus. Mano bidmeškis ant kranto, bet o jas pasižvėjosim, pakaifuosim čia. Įvalis. O, ten pačiam krantį išsivė. Nu, lipi krantą. Gers? Neblogas, geras. Nu, svarbiausia, kad neblogas ir gers. Orstai, sakau, šiandien, wow. Dar tokia mintis buvo plūdinį užsimesti, bet čia nespėsi bėgioti, čia reikia su sačioku dirbti, reikia pačiam dar traukti, draugui padėti. Žodžiu. Ryte džeržgia. Ištestojam, ryčio test drive'as. Kesto veidas išsišiepęs. Trauk, kad tu čia žaidi. Tašk. Mešką traukia. Meška. Šiaip tai praeit savaitę pagaudė, kiek žinau, nu, aišku, gal iki didesnių pagaudė 7 kilogramų.
Mes kažkur 3-4 praeit kart pagavom, tas vienas šiandien 3. Bet svarbu judesys, veiksmas. O, bičiuli, čia dailus, čia dailus. Jau kad meškas gaudo. Čia meška, vėl mango. Čia jau toks dailus. Nu, akšin čia. Na ir dar tik Visi kažkur, nei vien veidrodinį dar šiandien nepagavom. Na. Nu va, te. Kėstri pasiimk. Opa, veidrodinėm išeiginė šiandien. Nu irgi dai, bliomčiai. Nu, ar ne tą patį, kur praeit kartą ištraukė. Kažko panašaus. Reiks pradėti žymėti. Lemba, reik dėti ant žvinų. Super. Tai va, naina aš užsimesti toliau. Kol jie man kitą meškerę, va, jau vandenį, va. Nu. Abierkas nors. Žiūrėsim? A nenupieši. Nebė. Ja, visą gerą. Tuštas. Nuplėšė, ne? Nu, ką darysi? Būna ir taip. Vien trauki, kitą meškerį. Jau, pasniai vandenčiož. Nu, aš va dabar. Ko aš ten baigiau? Šituo mane. O, cakt. Nedūsauk. Neišėjai, žinokit. Reikia iš naujo čia padaryti visą dalyką. Taip negalim, vienu žodžiu. Arba žvejoti, arba minkyti, arba dar kažką. Tuoj, einu aš minkyti. Nu, realiai prie gauts va tokią pulpą. Mėt karpius į vandenį. Einu ir aš užmesti jau. Gal vėl tą žeržgimą pajausti. Nu, bandysim, atsivežiau tigrinių riešutų. Bandysim uždėti ant kabliuko, ant adatėlės įvadinas. Jis yra skirtas jaukui, tas toks kitokas. Ko ne, bandyti. Va. Toks va, gaunas. Ir, žinokit, sunkiai mane nufilmuoti ir prikrauti. Visą tą padaryti dalyką. Nu, dabar dėsim tigrinį riešutą masalai. Čiut meškers neįtempė. Nu, čia pikts. Ką aš uždėjau dabar mislį? Neatsimenu. Įjungta ir jeigu kad pakelt. Čia jau pikts, matei, ne? Čia iš karto šovė. Nu, čia jau gražu. Jau čia dailė. Galvojom, ko čia aš kažką bandžiau kitaliuoti. Gal dar atrasim? Bet kažką lyg tai su tigriniu riešutu. Aš taip galvoju, nu pažiūrėsim, gal mus paliks. Einam į krantą. Ateik pas dėdę, pas rūlį. Akšan. O, čia gražuolis. Bet vien žvinuoti, žiūrėk, ne šį kartą. Nu, veidroduko nėra, praeitą kartą buvo visko. Ta žuvis, kuriai gali duoti įkvėpti. Ir jinai kaip karčias. Ne karšiuką. Sportiniai čia. Sportiniai čia tiek. Aple.
nebaisiai didelis, bet apie 2 kilogramus. Kovinis. Kovinis, nebė. Dabar reiks galvoti, ant ko aš jį pagavau. Toks va, žvyniukas. Opa, hop. Atsiminiau, ant ko aš gavaudžiau, va, šitai. Česnakas su halibutu. Smird toksai, nu, kažkas gal kvepėti. Česnaks ir halibutas. Bet kai kibo, tai čiut neįtempi, net meškeris. Toks vienas agresyviausių kibimų. Įdomiai. Nu, pažiūrėsim, uždėjau vėl. Gal, nes dabar kitą ir užmės ant tigrinio riešutą, jau nustojo kibims ant jos. Bandom žaisti. Turim su ko. Tai va, bičiuliai, žvejojam, mėgaujamės. Dabar esu užsidėjęs halibutas su česnaku. Kimba rečiau, bet... O, tik pasakiau. Ant tų žodžių. Opa. Ant tų žodžių. Nu, parbėga. Kestas gal pafilmuos. Tik norėjau ramiai pasėdėti, pasakyti, ką gaudau su halibutu į česnaku. Ir išvažiavo. Operatorius jau čia. Ir išvažiavo. Biški didesnė ant to halibuto į česnaku. Rečiau. Bet grynai ant to, vat, momentas pradėjau šnekėti ir kibims. Ant česnako gurmanai kimba. Ir toks, dar turiu mandariną su kalmaru. Galvoju, gal tą reikia mesti, nes pas man jaukas yra slyva su kalmaru. Ne iš pačių didžiausių, bet veidrodiniai. Veidrotinukai. Aplia. Veidrodinuks. Bet nedidelis. Kaip sakiau, galvojau čia tokią tendenciją, kad didesnė, bet ne, nieko panašaus. Kriups. Kriupiuks. Kažkaip čia žvynių daugiau, o ne veidrodinių. Praeit kart buvo veidrodinių daug. Dailiai. Juk tuoj paleisiu. O, pats išsiporti. Žvyniuks. Čia ne žvyniuks, čia veidrodinuks. Tai va, bičiuliai, toks dalyks yra. Kietaliuojam masalus, jaukas tas pats, kimba. Labai gerai kimba. Vis gerai. Tai va, tokios tokelis. Nu, tik pradėjau pasakot, norėti kažką, tai Kęstutis eina su 12 meškerį. Žodžiu, metodas valdau, galiu pasakyti, tikrai smagiai su metodu. Kęstas gaudo su braškiniu, aš su slyviniu. Nu, kažkas panašaus, kibimais. Abiems ir ką veikti, šalia žvejojam. Tam biški toliau žmonių žvejoja, jiems, nu, biški blogiau. Ne biški. Mes tokie tai profesionalai, tai matai, kad eina mums geriau, tai labai smagiai. Važiavom taip, sekmadienio vakarą, praleisti laiką. Pažvejoti, vandens lygis jau pakilęs, iš karto čia kitos vietos atsirado. Aš paimsiu. Taigi, boiliukai, sako, ir su kukurūzais gaudo, ir su sliekais čia gaudo, su visko gaudo. Bet labai smagiai, kad su metodu užtenka vienus
skrabinkelis tau. Ant 2 meškerių tikrai žvejybai užtenka. Kaina jos 8 eurai. Tau nereik maišyti su mikseriai, su kažkuo tai pasišlapinai, palipdai. Įpeši žuvį. Kažkaip kes žaidė su anais tenais. Jis ten į kerus nor, kad įeitų. Įdomiau, kad būtų. Jam įdomiau. O man jau nebe ką pasakot, kol jis trauk. Nu, ar balto. Gal irgi veidrodinis? Geras? A ne? O, tai čia jau... Mažiau kabučių savaitę. Nu, tada jau, o kokie verpetai. Kažkau, kad tu gal jau žaidė. Nu, aš vien karos pagavau šiandien. Lyną dar norėčiau pagauti. Bet ir čia, manau. Nu, žvynas. Na, pats didžiausias, bet didelis. Sportinis. Didelis. Tokie jie čia įdomus ir pas jos tokios galvos visos kvadratinis. Nuvažiuoju į Kintus, ten tokie paršeliai, rubuiliai. O čia tokie. O čia va tokie. Tokie kaip sazaniukai. Ilgi, kūdi, raumeningi. Sportiški, tai va. Žvejojam, mėgaujamės. Man žiūri, baterijai baigės, nežinau kiek čia beis užfilmuoti. Tų laimikių, traukimų, visko. Šiandien geras oras, saulė šviet, vėjukas pučia, nereik kaisti. Žiauriai gerai žvejojam ir mėgaujamės. Rūlis val, kamer miršt, mes ten turim jau geltoną, bet pešam jau meškam, lepešką. Sudžiržgė, nu vėl. Man irgi jau var. Jau meškerė tai lys į vandenį. Sužinosim. Nu blemba, bet čia pas mane tūkės. Nežinau, žiūrėk, kad tau neįtraukti. Nežinau, aš gal taip, žinai, norėsiu. Gerai. Gerai. Bandom kažkaip gelbėt meškerę. Gal greipšt palikti, nes man būtų didelis. Nu gerai. Kaip nors tvarkysimės. O, tai va taip, va, bičiuliai būna. Eisim toj graipšt pasiimti. O, jau netoli. Opa. O, veidrodinis. Noks. Grįžtam į eterį. Eteris neprapuoliu. Dabar jau. Opля. Priparkavom. Nu kokie jau galvoti tokie vat. Blin, tokie sazaniukai. Ne tokie kaip būn kitus karpinus nupenėti tokie. Traukim su nuotykiais. Jo, nu ir liuks. Turbūt su šito karpioku ir baigsim šios dienos žvejybą. Labai piks. Kibimsus buvo labai agresyvus. Bet ir žuvis graži. Nu, neblog, bet tai su fideriuku traukti viens malonums. Kiek mes čia prabuvom kelias valandas, pripešėm tų karpių, visų net nefilmavom, pasimėgavom. Žvejojom. Greičiausiai šį kartą nei vieną mes įvešim.
reikės nepaleisti. Tai va, jeigu jau šitą vlogą pažiūrėjai iki galo, būk malonus, paspausk like, paspausk subscribe. Rulis valdo.